Ar šunys ir katės serga dantų ir dantenų ligomis? Ar yra šunų stomatologai? Kaip įsitikinti, ar jūsų šuns dantis ir dantenos yra sveikos? Kokie yra pagrindiniai simptomai, į kuriuos šuns ar katino šeimininkas turėtų atkreipti dėmesį? Kaip padėti jūsų keturkojui draugui? Kas žino atsakymą? Kada paskutinį kartą žvilgtelėjote į savo augintinio burną? Išžiodykite jį ir kruopščiai pažiūrėkite. Neįtikėtina, apie 80% šunų, kuriems daugiau kaip 3 metai serga dantų ir dantenų ligomis, o daugelis šeimininkų net neįtarė, kad jų gyvūnas kenčia. Dantų akmenys ir periodontitas yra dažniausiai pasitaikančios suaugusių šunų infekcinės ligos. Šios ligos išsivysto, kai bakterijos prisitvirtina prie šuns dantų paviršiaus. Bakterijos ant dantų suformuoja balkšvą lipnų sluoksnį vadinamą dantų apnašomis. Jeigu dantų apnašos nepašalinamos, jos sukietėja ir susidaro dantų akmenys. Apnašose esančios bakterijos veikia dantenas ir sukelia dantenų audinio uždegimą. Uždegimas, dantenų audinio pažeidimas ir galiausiai kitų struktūrų laikančių dantis, tokių kaip kaulų, raiščių pažeidimas, gali sąlygoti dantų praradimą. Jeigu pastebėjote bent vieną iš toliau nurodytų požymių, rekomenduojame kreiptis į mūsų veterinarijos gydytoją dėl kruopščios šuns burnos apžiūros. Blogas burnos kvapas nėra normalu ir beveik visada reiškia, kad šuo serga periodontitu. Kraujuojančios dantenos yra periodontito požymis, kadangi apnašose esančios bakterijos puola dantenų audinį ir taip sukelia uždegimą ir kraujavimą. Dažnai šunų šeimininkai galvoja, kad laipsniški šuns elgesio pokyčiai, pavyzdžiui, jeigu šuo pasidaro mažiau aktyvus, mažiau bendrauja, nenori kramtyti, reiškia, kad šuo sensta. Tačiau šuo gali taip elgtis ir todėl, kad jis serga periodontitu ir kenčia dėl jo pasekmių. Ar šuo nenoriai leidžiasi apžiūrėti burną? Tai taip pat gali būti ženklas, kad jis kenčia dėl nesveikų dantų ir dantenų. Dažniausiai šunų šeimininkai negali patikėti pokyčiais įvykusiais po to, kai šuns burna profesionaliai pasirūpinama. Jie sako, kad šuo vėl elgiasi lyg mažas šunytis. Labai svarbu yra šunų burnos higiena. Pratinti savo augintinį valyti dantis niekada nevėlu, bet geriausiai tai daryti ankstyvoje vaikystėje. Jeigu taip nutiko, kad jūsų šunelis susirgo ir jūs matote akivaizdžius pokyčius jo burnoje, mūsų veterinarijos gydytojas rekomenduos jums specialią dantų priežiūros programą. Bus atlikta pilna burnos apžiūra, ultragarsu pašalinti dantų akmenys, išgydytos dantenos. Mes padėjome jau daugeliu gyvūnų atsikratyti kankinančio burnos skausmo. Skambinkite mums telefonu +370 650 57 888 arba atvykite Simono Stanevičiaus 14B Vilniuje.